Davai vaskinam, kas įžanga turi pasakyti čia. Pamarskomo Metam. kitaip tariant. O kaip sakom? Pamarskomo. Ir viskas, Da, ant taip, pamaskos. taip, sakai. Ir ant pamaskos. Pamarskomo. Gerai. Pamarskomo. Pradžioja. Tai sveiki. Tai ką, vėl turim šešių nacijų savaitgalį po praeito tušio savaitgalio. Čia gal toks šventinis savaitgalis laukia. Pradžioj kovo 8, paskui kovo 11 turim per šitas dienas daug regbio, tai Daug švenčių čia. daug švenčių, daug regbio. Tai iš karto atsiprašom merginų moterų, kad leistų žiūrėti šešias nacijas, nes laukia svarbiausios rungtynės. 6 nacijų, galima sakyti, finalas, kas nulems. O per kovo 11 šventės irgi, nes Lietuvos turės finalą. Tai toks, apžvelgsim viską. Taip, tai prie turės gal prieisim pabaigoje. Gal vėliau jau. Galim tada ir pašnekėti apie ateinantį savaitgalį. Tada mūsų, kaip sakyti, tęst mūsų rubriką. Taip. Nežinau, praeitą laidą aptariam mūsų praeitą laidą aptariam praeitą savaitgalį, tai jau prie to negrįšim. O dabar aptarsim ateinantį ir pateiksim savo spėjimus. No, kiti dar praeitą savaitę neprašėm spėliot, bet mačiau, 10 spėjimų yra. Tai jau Apie šį savaitgalį. Tai prašysim šį savaitgalį spėliot, ne prieš tai bus. Taip, bet viskas gerai. Skaitysim. Jo, viskas gerai. Net neprašyti buvo ir vat, Jau įpročiai. labai gerai. Tai... Nu ką? Tai vat, kokios mintis apie, taip bendrai kalbant, apie ateinantį savaitgalį jums? Nu jaudinančius, taip. Savaitė nebuvo. Labai. Jo, nebuvo savaitė. Ir tai atrodo, kaip, žinai, ne vieną kartą esam šnekėję, kaip iš to mimso, kur... Jo, bet iš tikrųjų gal fainiai iš pačio lygio, kad tas gepas savaitgalio duoda atsistatyti kai kuriems žaidėjams, ir kai kurie žaidėjai grįžta po traumų. Tai gal geresnį lygį gali išlaikyti, pasiruošti tom rungtynėm. Bet kai kurie žaidėjai žaidžia Premiership'e? kažkur Premiership'e arba būna, kad žaidžia keli bent jau. Ne visas skvadas gal. Mažiau gauna lošti. Nežinau, žinok. Bet yra žaidžiančių tikrai. Šito. Tai vat, tai tas įdomus toksai momentas man, pavyzdžiui, kad gali tie žaidėjai atstatyti ir geresnis lygis tiesiog išlieka. Ir, sakykime, Matro Pasairius net kapitonas grįž po kelio traumos, kur toks atrodo kelio trauma, bet... Tiek ir užteko matyti, kad... O čia praėjo kelios savaitės ir tikriausiai tą savaitę davė, kad jisai galėjo žaisti šitam lemiamam mače tikriausiai, žinai, tai vat. Ai, tiesa, šiaip dar turiu tokią temą, nežinau, gal ar išžiūrėjot ar ne, bet Netflix'e Six Nations Full Contact. Antras sezonas. Jo, yra 2 sezonai. Jūs peržiūrėjot ar? Ne, antrą nežiūrėjau, bet kiek girdėjau, kad 3 cancelino. Iki 3 cancelino, jo, bet, blemba, aš pradėjau antrą žiūrėti. Tai, visai užkabino. Užkabino, šiaip visai geras. Aš nežinau, ar čia tiesa, bet 3 cancelino atšaukė lyg dėl to, nes daug komandų, nedaug, bet gal kai kurios komandos nenorėjo įsileisti filmuotojų į tos lemiamus rūbinės, į tos lemiamas treniruotės ir mačus, prieš lemiamas rungtynės, tai kaip vertinat šitą? Šiaip labai blogai, nes labai didelį tą populiarumą, daug kas žiūri tą Netflix'ą, taip. daug kas žiūri, tarkim, aš dviračius pradėjau žiūrėti šiek tiek daugiau po to, kai atsirado kažkoks Netflix irgi Tour de France, visas insidas papasako, kaip kas vyksta. Visiškai. Sužinai, jeigu būni toks pusiau žalės prie sporto, bet be to sporto grinai nežinai, labai išaiškina. Žinau, kad labai daug kas formulę pradėjo žiūrėti po Drive to Survive. Ar nebuvo, kad formulė kažkuri komanda nedavė nieko filmuoti? Jo, buvo bet ten yra 10 komandų. Bet ką noriu pasakyti, koks iš karto apie tą komandą požiūris toksai, visas duoda, kažkaip ir neįsileido. Ir, pavyzdžiui, pažiūrėjęs dabar tas dokumentikas, tas Chasing Descent Pietų Afrikos, aš nežinau, aš galėčiau žiūrėti, man geriausias dokumentikos tikriausiai yra apskritai sporto
tas pats yra Together We Walk Zelandų, aišku, net netokia gal ten gili ta mintis, bet... Jo, bet šiaip pažiūrėkit, tas yra viskas Rugby Pass', Rugby Pass TV tiek Together We Walk ir Chasing the Sun. Prieš tada, kai 10 išėjo Chasing the Sun pirma dalis, buvo labai sunku ras, nes buvo galima žiūrėti tik tai Pietų Afrikoje. Tai reikėjo per visur ieškoti, kad iš kažkur atsisiųst. Bet dabar padarė Rugby Pass' ir abi dalys yra tikrai įspūdingas serialas iš tų visų. Tai kolektyvas gal po to pasidalintų apie tos serialus. Tai gal prašymą galima parašyti, kaip prisijungti, nes pats susipažinimas su visų reibu, kaip viskas vyksta iš sporto, iš vidaus. Ypač didelių tų komandų, Pietų Afrikos arba Zelandijos. Tai Chasing the Sun tikrai vienareikšmiškai. Antras sezonas gal netiek įdomus, bet pirmas tai visai visiškai nerealus. Pirmas ypatingai 3, 4, 5 serijas tai yra kažkas nerealaus. Tai vat, kalbant apie Šešių nacijų, šitą projektėlis toksai platesnis, ten prisirišama prie vieno galbūt žaidėjo kažkurio ir nėra tokios tos storyline, tokio nėra vientiso. Bet įdomu. Bet labai įdomu. Tai labai įdomu. Iš tikrųjų, jo, tikrai pažiūrėkit ir linkiu regbiui kaip tik populiarinti save ir kad nebūtų tokių nesusipratimų, aš sakyčiau, iš tikrųjų. Nes tikrai. Ir šiaip realybė, kurią netgi irgi susiduria tie sportininkai, būtent regbio. Tai tokių nenoriu užbėgti įvykiam žabių, nes būtų nebežiūrėsit, jau žinosit, kas bus, bet šiaip tokių įdomių vietų, kur, taip, pabandai save pastatyti tą vietą ir kaip tu elgtumeis. Čia lygiai tas pats, kaip, kažkokia, nežinau, svarbias pareigas einantį žmogų save pastatytum ir kaip tu atliktum tuos sprendimus. Tai toks labai irgi iš tos perspektyvos, kaip žaidėjo pastatyti arba kaip trenerių ir toks, bandai susivokti, kaip tu elgtumeis tokioje situacijoje. Pavyzdžiui, situacijų tai būna visokiausių sprendimų priėmimai, squado selectionai, šeimos reikalai, viskas, absoliučiai. Tai žiauriai. Tai vat, kas mus žiūrit, kiekvienas dar papildomai po vieną žmogų prijunkit prie savęs pasižiūrėti Šešių nacijų laidą per Netflixą, kad suprasti, koks iš tikrųjų tas yra Šešių nacijų svarba ir svoris apskritai toms šalims ir koks tai yra didelis renginys, nes kad mes čia šnekam ir mus žiūri keli šimtai žmonių, mes to nepertikėm, bet ten tą pamatysit. Ten tą pamatysit. Čia užbildinom jau. Užbildinom. Visiškai į lankas, bet... Šiaip gal dar toks pradžiai, jau didesnę dalį praėjom, kurios rungtynės buvo pačios geriausios. Pritų metų? Šių metų. Kiek įvyko? Kaip manot, kurios buvo labiausiai tokios? Man asmeniškai tai tikriausiai paskutinės Velso su airiais. Aš manau, man asmeniškai jos. Okay. Kol kas gal anglai su prancūzais. Aš irgi šitą būčiau. Nes toks buvo labai daug ups and downs, kur toks ir pametė vėl. Ir toks jau... Ir jo toks daug labai progų, ne visiškai jau. Tai toks. Ir ar tikitės, kad bus geresnis kažkuris? Šis, manau, bus potencialiai geresnis. Pats pirmas mačas, apie kurį dabar išnekėsim, ne? Tai galim iš tikrųjų eiti prie jo. Einam. Galim jo. Tai iš tikrųjų toks potencialiai, jeigu būtų reikėję kalbėti prieš Šešias nacijas, kurios rungtynės bus lemiamos ir toks kaip finalas, tai tikriausiai šitos. Ir man atrodo, aš ir tą ir sakiau, kad airiai dėl to ir turi pranašumą Grand Slamą laimėti apskritai Šešias nacijas, nes jie žais namie su prancūzais, kurie yra tikriausiai kitas, jos lygios komandos. Tai toksai tikriausiai, kad tai gali būti geriausios rungtynės šių metų. Gali. O ar bus čia jau... Čia labai daug yra sudedamųjų. Airiai, jeigu laimi, viskas aišku. Vėl, kaip ir praeitą kalbėjome, jeigu prancūzai laimi, tai nieks neaišku, nes gali tada dar 3 komandos laimėti Šešias nacijas. Tai, kad ir kaip bebūtų keista, tikriausiai anglų fanai sirgs už prancūzus, kas labai retai vyksta. Taip, tai... Kokios nežinau. Mintis apie...
tos Iš karto rungtynės. tokį įdomus faktas, matėt, kad Thierry Henry buvo prancūzų stovykloje. Nu, geras. Jaučiu. Pasikeitė Thierry Henry ir nesupratau, kokiu, kam. Po to skaičiau straipsnį ir buvo parašyta, kad įdomus momentas, kad Thierry Henry buvo įmušęs tą įvartį su ranka ir eliminavo airius dėl patekimo į Europos čempionatą. Jo, atsimenu. 2-9 gal čia buvo Senai tikrai. Tai. kažkas tokio. Būtent airis? Jo, airius. O, jo. Ir airių ten būtų istorinis, man atrodo, patekimas. Aš neatsimenu, ar čia Europos ar pasaulio čempionatas, bet tenais, kur sustabdė kamuolį su ranka Ir su galva. nesugal, papasavo ir įmušė kitas. A, Bet yra toks įdomus connectionas, kad dabar prieš airius, kur Būtent pasikeitė Thierry Henry. Nežinau dėl to, bet tas buvo parašyta toks. Tu man tą vakar pasakai, kad atrodo, kad buvo Thierry Henry, tai galvoju, ar mačiau ar ne, bet Buvo įkelta visur medijoje, buvo, jo. bet toks įdomus, kad pas regbininkus futbolininkas atvyko, bet yra buvę, kai ir Mesis pas Argentiną buvo atvykęs ir gal dar kažkokiose karts šalyse. nuo karto pasirodo tas koks. Nu, e, gal ir pas mus buvo koks nors futbolininkas kažkada. Gal bus dar. Tai va toks momentas. O šiaip kalbant, tai iš sudėties, aišku, dar kaip ir nėra paskelbta, bet panašu, kad pas prancūzus nėra jokių pokyčių didelių. na, panašiai labai tikriausiai bus viskas. Ir jie tikriausiai galėjo ruoštis visiškai nieko naujo nekeičiant. Mhm. Tai tokia kaip ir privalumas galbūt. O airiai šiokių tokių pokyčių gali būti, kad turės. Ir grįžtančių žaidėjų po traumas turi. Ringrauzas tikriausiai nežais. Ne, jam dar banas. Ne, tai sakau, tai nežais. Nežais jo. Tai va toks. Tai šiaip įdomu. Pavaisai. Sakyk. Ne, aš norėjau sakyti, kad labai airiam asmeniškai gali būti tas mačas svarbus, nes aišku, tai labai lems ir jų kaip šalies sėkmę, bet aš manau, ir kaip ir kiekvieno žaidėjo gali lemti sėkmę prieš Britų ir airių liūtų turą. Nes gal tam tikri žaidėjai, ne, kurie yra, sakykime, tam radare, kurie bus potencialiai traukti į tą visą sąrašą, tai jie turės su komandos sėkmė jam padidėjo šansai, aš manau, dar daugiau būti tam sąraše. Tai toks gali būti ir asmeninis, žinai, kad mes laimim, tu kaip ir įrodai. Čia visiškai motyvacijos, tai jo, netrūks tikrai. Jo, tai... Ir čia tikriausiai istorinis būtų momentas, kad laimėjo 3 kartus iš eilės, ne? Ar istorinis, nežinau, Nežinau tiksliai. 6 nacijų, bent jau modernios 6 nacijų istorija tikriausiai, kad taip, nesu tikras. Ar airiai laimėjo 2 kartus dabar laimėjo jie? Du. Paskutinius. Nes jie paskutinį laimėjo pernai Paryžiui 30-32. O iš tų tokių vėl apie tas 1-1 kovas. Vėl Dupondas prieš Gibson Parką, kaip kalbėjom, kad bus Dupondas geriausiai atakuojantis prieš blogiausiai atakuojantį anglų 9. Jo. O čia 2 labai Puikiai skaičiau atakuotas. net kažkur irgi straipsnį, kad sako, kad Jameson Gibson Park yra antras geriausias žaidėjas pasaulio regbi, nes Dupondas yra pirmas vis tiek. Tai bus įdomu matyti tokių 2 stiprių 9 numerių kovą. Ir dar kas būtų įdomu, jeigu Duponda vėl leis žaisti 10 numeriu, antrą kėlinio pabaigoje, tai pamatysim prieš Semą. Irgi 2 kova tokia įdomus momentas. Tai jo. Tai ką apžvalgininkai, Pauliau? Tai labai lygi kova. Po to, kai aš dar žiūrėjau prieš kelias savaitės prieš tas rungtynės vėl su airiu. Dar buvo, kad airiai buvo labiau favoritai, bet tas Velsų ir airių gal labiau tas prastas žaidimas prieš Velsą numušė šiek tiek ir aplygino. Tai koks 5-5 bus, kas laimės. Airiai turi tą pranašumą nedidelį, dėl to nežaidžia namie tikriausiai, tik tiek. Nu, taip. Bet šiaip labai įdomi kova laukia ir pažiūrėsim. Kas manai, kas laimės? Na, aš kaip ir prieš sakiau, kad laimės prancūzai. Nes favoritai ar... Ne, tai favoritai airiai. Bet tavo favoritai. Ne, ir man favoritai ir aš manau, kad
Prancūzai prisidarė daug nesąmonių su anglais ir turi dabar tą Blyną. tą blyną. Aišku, jie su italais ištaisė, galima sakyti. Italas jiems per lengva buvo, o airiai kaip tik Matai, žinome, taisyt po Velsą. airiai gavo tokį wake-up callą prieš Taip. Velsą, o prancūzai prieš italus atsišlifavo viską, ką irgi. Tai jau bus tas toks Dupondas flešas. padarė 8 offloadus prieš... Kas? Dupondas padarė 8 net offloadus prieš italus, kai žaidė. Tai tas offload game bus didelis dalykas. Aišku, ir vėl ir spardymas bus labai didelis. Pažiūrėsim, ką. Ar atlaikys airiai tą prancūzų tokį spardymą? O dar labai trumpai klausimas dėl offloadų statistikos. Tai offloadas žymimas, kai tu tiesiog, kai offloadas lydina į kažkur, ta prasme, žinai, ar tiesiog, kai tu ten kontaktą išmeti ir tau jau... Gal jau, offloadas. aš manau, kad skaičiuoja tada, kai tu esi gaudomas arba kažkiek liečiamas ir tada išmeti. Nes buvo labai daug tokių scramble ball, kur tu Nes bėgi. ten gali priliesti ir tu išmeti ir... Tu vis tiek čia gal toks yra. Tikriausiai čia steko flaudas. Offloadas. Šiaip toks. Jo. Daug anglicizmų, bet... labai sunku. Reikia rašyti, kad... Kaip, net nenoriu galvoti, kaip yra offloadas lietuviškai. Ne, Kamuolio perdavimo. parašykit komentaruose, kas nors, jeigu sugalvosit. Jo, jeigu žinot, Jeigu žinot, kaip- traktuoti tam tikrus veiksmus reiktų, tai lietuviškai būtų gerai. Išmetimas, kamuolio užgriebimo. perdavimas esant perdavimui, ne po užgrybimo esant. Užgribimo metu toks. Ja, kažkas. Tai, 3 sakiniai čia, plius minus. jo, vienam žodžiu. Tai kaip mano tada, kas per rezultatai? Na, aš sakau tada pradžiai, aš vis tiek norėčiau pamatyti tą scenarijų, kad laimi komanda, nepamatėm, Kur dar... kur jau viskas pasibaigęs laikas, kažkuri komanda pralaiminėja 2 arba 2 taškais ir vyksta spyris ir persio rezultatą ir laimi. Ne, tai čia bus kai Velsas su škotais. Dabar Tai žinau. šitas nevyko su škotais dabar, kur paskubėjo spirt. Tai gal sakau, kad laimės 2 taškais prancūzai prieš airius. Aš tai irgi šiaip atrodo, kad prancūzai kyla, airiai gal net biški leidžiasi taip. Bet susitiks kažkur čia. Ir vat Čia kažkur. prieš tai tikrai užtikrinčiau būčiau sakęs už airius, bet tos traumos, tas neįtikinimas airių. Dar vienas tas, kaip galvojate, ar bus rezultatyvus ir ar labiau toks gynybinis? Aš manau bus toksai, kur... Bėga lekė? Ne, aš manau bus, kai buvo 2 žeminimai kokie, kiekvienos komandos, gal 1 ir 2, gal keletą baudelių. Manau, kad Gynybos meistriškumas vis tiek. kažkaip spėju, kad bus kažkas apie 18, 24 ar tenais. Vėl atsiminkim, kad baudų neatleis niekas, nes ties vidurio linija, nei viena, nei kita komanda nenorės bauduotis visiškai, nes... Tai tiek, nieks nenori faktų. Bet Taip gaunas. du spardikai labai stiprus yra, kurie tikrai viską vers taškais. Nelauksiu, nebus taip, kad prasižengia ties 10 metrų liniją ir jau Prasižengti niekada nenori, bet šitą dalyką labai sunku kontroliuoti. Galbūt gali nekontestint kažkiek, gal strategiją kažkiek keis, nedalyvauti tiek daug Gal atitinkami asmenys tik tais, Jo, disciplina galbūt geresnė bus, bet vėlgi, kai tu geresnę discipliną turi, potencialiai tu neturi tų galimybių perimti tiek tą kamuolį, tai duodi galbūt ilgiau vystyti ataką, tai čia toks, kaip sakyti, mainai tokie. Taip. Tai va, aš šiaip nenustepčiau visiškai ir net taip norėčiau sakyti, kad prancūzai, bet aš lieku ties savo nuomonę ir manau, kad airiai 4 laimės. Vis tiek įrodys. Jo. Aš buvau surašęs ir kad airiai laimės 5. Tai ir važiuojam ties šituo, tai nieko gero nepasakėm, bet prašnekėjom ilgai apie šitą kovą. Bet įdomiausia kova iš tikrųjų, kuri daug ką lems, tai... Jo, tai vėl galim, sakau, priminti, kad jeigu airiai laimė, tai jau tikriausiai viskas Grand Slamas jų. Taip, jo. Nes jiems lieka italai? Ne. Airiam. Airiam italai. Italai, taip, jie lieka italai.
Kaip ir Kaip ir aišku viskas, bet jeigu vyksta atvirkščiai, tada labai kitas bus mačas įdomus anglų, ar sugebės bonus taškus. Bet čia jau Taip, einam kitą savaitę. Ne, einam dabar. dabar einam škotai vėl su Velsu. Iškart toks. Kas? Ne, taip. Nuo tokių įdomių rungtynių prie mažiau gal. Tokių įdomių. Nors vėl čia. Atsiprašau. Šiaip labai įdomus rungtynės. Vat įdomus momentas, vat irgi pasižymėjau, vat Adam Jones, rungtynių treneris Velso, taip permetė spaudimą ant škotų, nes jisai tokią mintį pasakė, kad spaudimas yra škotam didesnis, nes jeigu jie dabar pralaimėtų prieš mus, tai subraškėtų vyr-trenerio kėdė, Škotijos vyr-trenerio kėdė. Na ir toks, lyg taip permesdamas tą įtampą jiems. Ir iš tikrųjų taip ir yra, nu tai... Bet kuriam dabar bus įtampa žaidžiant su Velsu, nes niekas nenorės pralaimėti. Pirmi pralaimėti. Po tiek pralaimėjimų. Tiek pralaimėti ir škotai, nu, šiais metais, nu, kaip sakyt, viską irgi, nu pralaimėjo tą, ką reikėjo laimėti. Ką reikėjo laimėti. Bet, sakai, rungtynių treneris, bet aš turiu užsirašęs labai įdomu, kad bus labai tas set piece battle didelis. Ir škotai turi čia labai didelį pranašumą, nes škotai laimėjo 91% savo line-outų, užžibio, o Velsas turi pačias prašiausias grumtynės, šias standartinės, tas po padaryto priekio, tai labai įdomu, ar škotai sugebės to pasinaudoti, nes vėl, jeigu tu dominuoji visiškai line-outus, tas užžibio rikiuotės, ir jeigu tu žinai, kad tavo priešininkas labai prastai yra statinėse grumtynėse, tai gali būti, kad fokusas bus visas į grumtynės. Tai... Įdomu, ką mano Adam Jonesas, grumtynių treneris, į tokią statistiką. Manau, turi kažką paruošęs, net nebejoju, žinai, nes... Tai vat ir tą pasižymėjau, norėčiau kontrargumentą tokį, nes grįžta vienas iš hukerių, tas Devil Lake pas Velsą, ir tai gali būti šioks toks įtaką darantis momentas, galbūt line-outai pagerės, gal ir grumtynės pagerės nuo to, neaišku. Vėlgi, aišku, statistika yra statistika, bet žaidė prieš prancūzus Velsas, žaidė prieš airius, airiai, prancūzai turi neįtikėtinas grumtynės, italai irgi turi geras grumtynės, tai čia nėra ko vėl čia pasikeitė daug kas. Nustebt, kad Velsas turi prasčiausią. Su kuo lyginam čia, tai lyginam su topiniam komandom, tai iš tų komandų. Bet faktas, tai škotai šiaip vienas prieš vieną, jie, sakykime, geresnė komanda atrodo. Bet žiūrinti visą emocinę tą, kaip sakyti, situaciją, klausimas, kaip čia bus. Klausimas. Tai aš sakau, man tai čia įdomias labai rungtynės laukia. Tokios turinčios. Apžvalgininkai mano kitaip, bet... Ką mano apžvalgininkai? Kad bus garantuota škotų pergalė ir gana didelis skirtumas. Taip. Bet vėl čia taip pat buvo ir su airiais, kad bus ten 30 taškų skirtumas, bet buvo tik tai 9. Čia vėl gali būti tas momentas, o čia airiai, Velsas kyla, nuės treneris ir dabar bus geriau. Ja. Ir gali būti, kad... O ką tu manai? Kaip fanas, kaip... Aš tai tikiuosi Velsą, tikrai tikiuosi, bet aš sakau, kad škotai laimės 8 taškais, kadangi negavo bonus taško prieš airius, tai sakau, kad laimės 8 ir dabar škotai negaus taško. Bet čia tik sakau tik tam, kad labiau, kad apsidraus. Šiaip tikiu Velsų, noriu išsitraukti tą maiką. Bet škotai laimės, sakau. Jo, sakyk tu. Jo, aš manau, kad škotai irgi laimės. Vėlgi gal
noriu kaip čia sutapatinti šiek tiek tą, vat irgi visą asmeninę žaidėjų pasirodymą prieš artėjančius tos Britų Airių liūtus. Tai Finn Russellas turbūt kandidatas į vieną iš 10 numerių 1 poziciją. Bet labai Labai, Pendergastas, labai, smarkiai galėsim tą dar beldžiasi vėliau aptarti, bet ir netgi žiūrėjau iš tikrųjų keletą laidų, kur sako, nu, iš tikrųjų Finno Russello žaidimas yra stabilės. Iš tikrųjų, nes Stabiliai blogai žaidžia? ne, ta prasme, jisai daro klaidų, bet tai yra normalu, nes standartas ten, sakykime, plius minus yra kad 10 numeris žaistų 7 iš 10 savo rungtynių. Ir jisai tą daro palei savo ten daromas klaidų skaičių, nu, nes automatiškai jis darys daugiau klaidų, kadangi sprendimų priėmėjas daugiausiai turbūt kamuolio gaunantis žaidėjas per rungtynės, tai manau, kad nu, jam čia yra tokia intencija didžiulė toj vietoje išlaikyti tą ir atvesti škotus tą tokią pergalę, tai ir jis turės įtakos, manau, tom rungtynėm. Pats turi motivacijos patekti į liūtus, o čia įdomu. Nu, čia tas. O kodėl turėtų neturėti šį? Na, iš jo visokių būdavo tų emocinių šuolių. Švažiuodavo, tai Jo, bet nacijų. Bet čia būdavo gal tada, kai jis dar šeimos neturėjo. Dabar jis turi šeimą, turi vaiką, žinai. Ir klausimas, kaip Lions liūtų treneris ar mato į savo struktūrą iš tikrųjų, nes... Jo, čia yra momentas, kadangi, bet čia jau, jeigu nukrypstam nuo temos, tai... Gal nekrypstam labai, bet... Jo. Bet, nu, mano nuomonė, kad aš noriu tikėti, kad jis nori, nes aš asmeniškai norėčiau jį matyti 10 Ne, taip, tikrai. Ir manau, kad jam yra tas sportinis ir asmeninis interesas, būtent vėlgi prisidedam prie komandos sėkmės, tai padėtų jam, nu, tą pasiekti. Tai manau, kad Škotai laimės ant 15 taškų. Namuose Murrayfieldas, tai manau, kad jisai laimės. Ne jisai, o jie. Gerai, aš sakau, kad Škotai 22 taškais laimės. Irgi gal manau, kad bus toks sukrėtimas tiem patiem Škotam po nesėkmės dabar paskutinės. Ir kad bandys susistabilizuoti ir atsigauti, nes dar yra įmanoma patekti 3 vietą, jeigu, aišku, anglai turi pralošti, bet vėl čia niekada negali žinoti. Bet sakau, kad 22 taškais laimės. 22 taškais. Ok, ir paskutinis. Anglai italai? Anglai italai. Aš tai labai vieną juokingą atsiminiau. Ar pamenat, kai anglai su italai žaidė ir italai žaidė be rako? Ja, tai... Pats, nežinau, man dar buvo ten ta regbio pradžia, bet labai juokinga buvo, visiškai nesupratau, ką čia daro. Ir italai nuošaliai įsibėginėjo, nors jos ten nebuvo. Tai po to rungtynių net taisyklės keitė, kad Taip. būtina jungtis į raką. Bet čia nebuvo dar labai senai šiaip. Nebuvo, čia 22 gal kokiais, arba 21, gal 2. Jo, čia gerus 5 metų. Labai... Įdomi ten ta buvo. Ir buvo labai juokingų situacijų, kai anglų 9 sako, tokiai mums žaisti, nes nežinau, kaip žaisti. Rado spragą, kaip sako. O teisėjas sako, aš ne treneris, sako, žaisti kaip aš teisėjau, negaliu patarti, kaip žaisti. Bet paskui anglų treneriai per pertrauką sugalvojo ir ten laimėjo, paskui gana didelių skirtumų vis tiek. Tai juokinga buvo labai. Šiaip žiauriai geras tas, aš irgi dar tokį juokingą, įdomų faktą. Tu žaidėjai prieš Mirko Bargamaską. Nu, vieną kartą. Nu, nesvarbu kiek, bet tu, ne, žaidėjai. Ir jisai 15 regbį žaidė krašto. Ir centrų. Ir centrų. Yra centrų žaidė. Ir jisai spardavo per vartus. Yra, bet nebuvo pagrindinis partas jisai. Bet, kai buvo 2009 gal, italai laimėjo prieš prancūzus. Italijoje. Ir jisai spyrė lemiamą spyrę ir pataikė. Nu, to, žinai, labai įdomus faktas, ne? Pagalvoju, ir po to, žinai, 7. Bet prancūzus, ne, anglus, jo. Prancūzus, taip. Ja. Aš atsimenu tas rungtynės, jo. Žinau, atsimenu tas rungtynės. Žiauriai, italai šiaip gerai varė ir... Ja.
Šiaip įdomus faktas, kad italai neturi jokių traumų, man atrodo, po praeito savaitgalio, jeigu neklystu. Ir Gal Neturi nieko, bet žinot, ko dar neturi airiai, sakau, italai. Pergalių prieš anglus. Žaidė 30 kartų, nei kartą nelaimėjo. jo, čia tas yra. Vėl duoda apžvalgininkai lygiai taip pat kaip škotai prieš Velsą pranašumą, taip ir italai neturi pranašumą prieš anglus lygiai taip pat. Nors istoriškai, pavyzdžiui, Velsas, tai jie turi škotų numerį. Jie žino, kaip laimėti prieš škotus. Ir čia tik tai. Ir pernai ten vos nelaimėjom, atrodo, ten buvo taškų skirtumas. Italai net nežino pirmų skaičių anglų numerio, tai negali jiem paskambinti, kada nori tikrai. tai vat, bet man įdomu, nes anglai, kai kurie žaidėjai grįžta, kai kurie nežais dėl traumų, o italai padarys išvadas ir gal kažkom nustebins. Ir vėl aš mačiau, kad Brotikas nenori ir yra kalbos, kad tikriausiai nebus Markus Smito 10 pozicijoje, kad iš vis nebus rungtynės Markus Smito. Vėl Finn Smithas bus 10. Aš irgi mačiau, kad šneka, kad Finn Smithas. Jo, ir Markusas Smithas net ne 15, tai vėl gal kažkiek sušeikins dėl tų pačių Lionsų. Tai Markus Smithas irgi lyg norėtų, lyg ir būna vienas iš kandidatų ir jo neselektina į rungtynės. Tai čia vėl, ar anglai pagaliau sugebės uždominuoti ką nors, nes su airiais pralaimėjo, su prancūzais išlindo vos, su škotais išlindo, čia jau reiks dominuoti. Turės į pirmą numerį. Atako žaidimas. Taip, jeigu vėl jie spardys, tai gali būti, kad italai bėgs. Ir turi tai ką bėgti. Labai įdomus iš tikrųjų, nes daug tų kontroversijų irgi socialiniuose tinkluose, kad irgi tos apie Markus Smitą kaip 15, ar jis iš tikrųjų 15, ir ar jis iš tikrųjų tarptautinio regbio 15 numeris, ir ar negeriau būtų leisti tikros pozicijos žaidėjai į tą poziciją. Jie nori žaisti tą, kaip Markusas Smitas įneša tą kaip antro 10 numerio vaidmenį. Bet, atakai kol kas, tai, nėra, kad jisai labai ten, jisai taip, X faktorius, jisai taip jungiasi į tas atakas, bet ar tai visą laiką gaunas, ar visą laiką išpildo tai, ką jie nori, nesu tikras, nes, kaip ir sakau, tų kontroversijų iš tikrųjų labai daug jo būnant to kaip antrų 10 numerį komandai. Nes tai jam ir kenkia iš tikrųjų žiūrint į priekį, nes, vis tiek jį klube stato 10 numerį. Tampi be pozicijos toksai. Jo, tampi be pozicijos ir tu toks kaip ir, nenoriu sakyti, kamšai skilęs, bet, aišku, kažkiek treneriai tą strategiją paruošė ir palei tai remės turbūt, bet ar tai visai išpildo, nesu tikras. Ir spėjom. Spėjom, tai kad ir, kaip sakyti, apžvalgininkai prognozuoja anglų pergalę vienareikšmišką. Aš ir savo, kad anglų laimės, bet aš nemanau, kad jie laimės 30 ar 40 taškų. Aš manau, kad truputį mažiau, sakau, anglai 19. Aš sakau, vėl noriu biškį įdomumo to įnešti. Paminėk, kur žaidžia. Gal tai žaidžia Anglijoje Tvikinėme. Tvikinėmės, vėl. Ir pažiūrėsim, aš noriu, šiek tiek gal tikiuosi, kad ta jėgos ir galios dominavimas anglam pradžiai nesigaus. Ir pradžia bus italų. Gal šiek tiek supurtis tos anglus ir italai pabėgs. Bet aišku, išlys anglai gale ir manau, kad laimės vėl 6 taškais, nepavyks uždominuoti visiškai. Tai sakau tik tai tiek, kad 6 taškeliai tik tai bus. Negaus bonus taško ir pralaimės 6 nacijas. Nes jau nebegalės kovo dėl. Ir tada Velsas kitą savaitgalį namie juos iš viso. Ir tada škotai eina į 3 vietą. Gerai. Aš manau, kad 17 taškų laimės anglai. Tu arti mane šiandien kažkaip. Jo, kažkaip labai. Per vieną, per... Nes tu pasakyti 19, aš irgi buvau sugalvojęs jau 19, nebuvo aš ten rėmiaus. Okay. Kad spėsiu 19, bet... Okay.
Nesakysiu 19. Turiu greit permastyti. Aš dar pamiršau vieną faktą paminėti, tokį juokingą, apie airius ir prancūzus, kad dabar kaip ir toks paskutiniais metais dominuoja Europoje, dominuoja airiai ir prancūzai, tai kaip ir stipriausios komandos. Ir kadangi prancūzų ir anglų tas Lecrange būdavo ir yra tas pavadinimas, bet dabar dėmesys daugiau eina jau iš šitas rungtynės airiai su prancūzais keletą metų. Tai mačiau pavadinimas, kad Lecrange Little Brother, taip. Kad į čia, į tas tikrasis toksai Keliai, kaip sakė. įdomumas. Nu, toks ir kelis, nelabai prajuokinau, bet tai vat. Nu ką, vienas, ne tik įdomiausia, bet kur gali nuspręsti šias nacijas. Įdomu, ką rašys man labai, dabar dar irgi taip sumaščiau labai greit, ką rašys Anglijos šaltiniai po šių rungtynių, kadangi net buvo vienas Salis Gendžas, vienas žaidėjų, kuris reiškia tokį, nesupratimą, nesuvokimą, kaip medija, apskritai fanai nesidžiugia, kai anglai laimi, bet ir nesidžiugia, kai pralaimi. Ta prasme, čia kalbame apie vieną gal taško skirtumą. Nu, savo, kad mes laimėm vienu tašku, tai mus murgdo, mes pralaimėjom tašku, mus irgi murgdo. Tai ko jums reikia? Nesvarbu, kaip. Žais normaliai. Bet, bet esmė, kad, tu turi, vis tiek prisiminti tą pergalės, ko nežinau. Anglijoje pasakymas, nugalėtojai neteisimi neveikia. Bet tai visų futbolo irgi tas buvo, ten aš neatsimenu, kiek ten tų įvarčių pelnė, čia nedaug labai. Jo, tai su Slovakais gyvos išlindo, ten pratęsimo. Gale dienos, tai aišku, finalas nepaėjo, bet gale dienos vis tiek tu žaidi finale. Čia anglam neužtenka. Bet čia gal problemos yra visuomeniai kažkur. Gerai, ir tada greitai bėgam prie Lietuvos. Greitai. Tai ką, finalas? Finalas. Ir dėl trečios vietos tikriausiai irgi bus. Kovo 11 Lietuvos taurės, Dariaus ir Ginio taurės finalas. Ir rungtynės dėl trečios vietos. Tai kur? Šiauliuose. 12 val. Dėl trečios, o trečią žaidžiam finalą. Tai dėl trečios susitiks Vairas su Vilnius Regbio akademija. Ir finale Šiaulių Baltreks ir Kaunažalas. Tai šiaip transliacija bus. Galimai. Pasidalinsim savo paskyroje visą informaciją. Tai šiaip, nežinau, toks... Oras tikriausiai geras bus jau. Aš mačiau, kad kaip tik dabar 15 ir antradienį 6. Tai bent jau 6, ne -2. 6. Buvo per... Bet tas momentas, kad laukia, kovo mėnuo, finalas, nežinau, man smagiai skamba. Man smagiai, aš toks pamt iš tikrųjų. Kovo 11, kaip sakyti, nedarbo diena, tai kviečiame visus atvykti į Šiaulius ir stebėti finalo, o kas negalės to padaryti, Ąžuolo paskyrose pasidalinsime nuorodą į transliaciją. Ir taip pat jau net ir be raginimo spėt, bet dar paraginsim, spėkit šio savaitgalio laimėtojus ir skirtumą. Skirtumą, jo. Ir susitiksim kitą savaitę. Ateina apsauginis varys lau. Nedaug. Ateina. Gerai. Va, bus build-upas. Ar rimtai?